Seimo nariai, gerbiamas ministrė, aš iškart prisimsiu 2 nuopelnus šitam sudėtiniam sveikinimui, matyti jisai pirmą kartą istorijoje, aš jo labai laukiau, tyliai matyti, ne tik aš laukiau šito tokio pasveikinimo, bet aš matyti jo stipriai džiaugiuosi. Paplokim už tai. Ačiū labai. Na ir antras sveikinimas, tai todėl, kad aprengiau Valdą Vaičiūną uniformą šiandien. Tai mano irgi antras. Valdai, pasirodė. Na, o kadangi mes jau taip, kaip minėjo Aurelijus Stancininkė, Seimo narė, mes jau ten su tom ataskaitom, dokumentais ir Seime, ir dar kur, ir ministerijų, ir vyriausybėje teko anksčiau pabuvoti, tai viską aš palikau, kaip matote, jau tuščiomis rankomis ir manau, kad šiandien mes apie tai nekalbėsim. Manau, kad šiandien palikim tas visas gamybinės užduotis, palikim tuos ekonominius svertus, palikime tos kelių priežiūros, palikim tą imų įsidėgymą, palikim visus privaluosius darbus, normatyvinius pelno rodiklius, palikim socialinės problemas, palikim viską, palikim tai, ką mes sustinkam kasdieną. Šiandien švęskim. Ko gero mes to ir susirinkom. Aš galiu konstatuoti, kad žingsnis po žingsnio mes suprantame jau, mes matome, ką iš miško paimame ir ką tam miškui reikia gražinti. Dėkoju visiems miškininkams už pasiaukojimą, už kasdienybę, už lūkesčius, kad jų profesija tampa kasdienybė, kad jie supranta, ką iš miško paėmė ir ką jam reikia gražinti. Sveikinu visus, visų lygių, visų kategorijų, visų mokslininkišką statusą turinčius mokslininkus, visų institucijų, kaip matote, vadovo daugumoje čia yra, darbuotojus, visus su mišku susijusius žmonės. Kaip žinote, mes jau turime tik savų miške dirbančių beveik 4000, o jeigu viską sudėjus didelę krūvą, tai net šitokiam dideliam dvare tikrai net pusė jų netilptų. Aš sveikinu taip pat visus tuos, kurie bent kažkiek tai turi ryšio su mumis. Buvo minėta apie tai, kad yra mūsų perdirbėjai, buvo minėta privačių miškų savininkai, kitus nepaminėtų žmonės. Mes turim savo sistemoje nemažai miškininkų, pradedant visokiais informacikais, teisininkais, taip toliau. Būkite visi laimingi, gražiai pasipuošę, kaip šiandien su tom uniformom, kai kas jau minėjo. Na ir turiu 3 žodžius. Mano tokis lyg tai būtų kredo. Ir aš juos pabaigoju kažkur tai, kur man leidžia, aš tą pasakau. Mes dirbkime Lietuvai, Lietuvos miškams, Lietuvos žmonėms. Ačiū.